Labas rytas. Kadangi šiandien ryto tema aloe gelis, tai noriu pasidalinti mūsų situacijom, kur pagelbėjo ir niekada nepamiršiu, kai man išėjom pasivaikščioti ir vaikas sako aplink namą su paspirtuku, aš greičiau apvažiuosiu. Na ir mes čia savo ramiai einam. Ir jis parvažiuoja, matom parvažiuoja ir ant posūkio nebesuvaldo. Ir jis griuvo. Susirietė, mes greit už vaiko, aišku, namo, parsivedu ir su vairu prabraukęs per visą pilvą. Žaizda tikrai skaudžiai nubrozdinta buvo. Ir kadangi jau netrumpą laiką turėjau po ranką aloės gelį ir žinojau, kad galima tiesiai ant žaizdos dėti, tai iš karto dėjau, tik tiek, kad ne taip, kad aitrinti ar ką patepti, bet tokį gerą sluoksnį, riebiai kaip sviestu patepiau. Ir viskas. Nurimo, nieko neliko ir kuo puikiausiai, nuo to laiko tai iš vis einam kažkur, rankinukė visada turiu, vienas namuose, vienas rankinukė visuomet. Toliau, kur be galo pasitvirtino mūsų atveju, tai buvo pati pradžia, kai mes tik pradėjom vartoti papildus ir mes nuo mažens turėjom ir problemą su adenoidais. Ir pradeda kištis ir automatiškai jausis skausmas, atsimenu, būdavo antibiotikai. Vienintelis gydymas antibiotikai. Ir pamenu vėl situaciją, vėl kišas ir duodu užklausą, ką daryti. Parekomendavo lašą aloe gelį ir vitamino E kapsulę sumaišyti, tokią košytę pasidaryti ir po lašą vaikui įlašinti, kad jis įtrauktų. Jetau. Mums, aš dabar nenoriu apsimeluoti, bet ar antroji dienoj, vat šitos po lašą vis pasilašinant, žinokit, pradėjo pūsti vaiks tokiom spalvom iš nosies, kad tu sėdi ir galvoji, tai kas ten laikėsi ir kiek ko prisitrombavę buvo. Ir plus, dar žinau, kad pasiūlė aloe gelį įtrinti į tas vietas, išmasažuoti čia kiek įmanoma, išjudinti. Tai va, ir puikiausiai išsivalėm, išsipūtėm ir dabar galvoju, ir mes gal dar kokį kartą esam kažką darę su ta košytė, bet mums daugiau nebepasikartoja. Su slaugom kaip ir viskas. O panaudojimo būdų tai vienas iš pirmųjų buvo labai ir man įdomus ir baimės daug ir visko. Tai grupėje susirašinėja, dabar tik nepamenu kokia situacija buvo, bet žinau, kad aš skaitau ir man, ką čia rašot? Kažkas, kad į vidų kažkur aloe gelį naudoja. Na ir aš nufotografuoju, įmetu į grupę ir sakau, jūs apie šitą kalbat? Jo, sakau, jūs turbūt juokaujat. Čia odai skirta, ten žaizdeliai, dar kažkam, ten odo įkandimui super veikia. Nuėjama iš karto nežėjimą, mums vasarą, kas liečia į sodą išvažiuojam, tai mes be šito niekur. Ir sako, ir rašo, tu dar čia dar ne tiek sužinosi jo panaudojimo būdų. Ir jūs įsivaizduojat, tuo metu darbė, dar salone, ateina viena iš kolegių, liežuvį nusideginus nuo pat ryto. Ir sako, negaliu, net dirbti, ant kiek skaudų galiuką. O aš galvoju,
ką tik juk čia susirašinėjo apie aloe gelį. Ir reik bandyti. Sakau, klausyk, rašė, kad galima ant liežuvio. Žiūri, bandom. Ir žinokit, lašą užsitepė. Tikrai nepraėjo 5 minučių. Porą. Jinai ateina dideliom akim, man nebeskaudu. Duok man, sakai, reikia turėti. Tai va, tų tokių, kad momentaliai, net va, ir Liuda pasidalino irgi, va, kaip sakyt, vaikas čiupo už karšto iešmo, bet va, po ranka turėjo, greitai sureagavo. Ir turiu dar vieną pasidalinimą, kai moteris iš po rimtos operacijos, rimtos operacijos, bet metėsi uždegimas, žaizdos ir, sakykime, tuose vietose suragėjimai, net, suragėjo tos žaizdos ir pabandė šitą dvejetuką ir alojas maišyti, tokią košę daryti ir tepti būtent ant tų žaizdų. Tai komentaras buvo toks tos moters: aš tepu ir sako, jaučiu, kaip viskas minkštėja. Ant kiek net betepanti, bet tikrai storai, tikrai ne ką patepliuot. Ir tas rezultatas buvo čia pat, jinai pati jautė ir matė, ir ant kiek yra galingi. Kas man labai patinka, aš labai mėgstu veido kaukės. Bet, sakykime, iš parduotuvių, kiek yra tekę pirkti, perki, kad pirkt, kaukę ir panašiai. Bet kai sužinojau, kad galima čia turėti natūralią tą kailį burną dedi ir ant savęs, tai tą pačią kapsulę pasileisti ir tepti. Nuostabus reikals, aš jokių kaukių nebeperku, man atėjo ūpas, aš norėjau, pasidariau, išsitepiau su vitaminu, plus nuplauti nereikia, jeigu tu eini miegoti, rytą nusiprausi ir viskas. Kas dėl aloės gelio ir veido spuogų, tai yra pirma pagalba. Aš turėjau klientę, kuriai, sakykime, kurie eidavo pas kosmetologę, ištisai valydavosi veidą ir, sakykime, nuo tų senesnių spuogelių, net žaizdelės buvo susidariusios. Ir pabandė aloės gelį tepti. Tai dabar, kadangi kas mėnesį pas mane eidavo, tai po mėnesio, jau kai atėjo, tai akivaizdus rezultatas buvo. Pati stebėjosi ir tos senosios žaizdos, jos pradėjo šviesėti, gražėti, tvarkytis veido odą. Ir spuogų jau tiek ir nebesidarė. Tai, man atrodo, mes dar papildomai po to įvedėm žarnyno bakterijas ir betaguardą. Tai žarnyno, viskas juk per veidą užvalgėm ir dažniausiai pirmas, kas jeigu netinka, mūsų veidas parodo visi spuogai, bėrimai ir panašiai. Tai šitą dvejetuką, kas nori susitvarkyti irgi žarnyną, kad tų problemų su spuogais nebūtų, tai šalia vartoti žarnyno bakterijas ir betaguardą. Tai nakčiai, sakykime, 2 žarnyno bakterijos ir 2 betaguardo. Super rezultatai. Visi, kas pabandė, visos džiaugiasi. Tai ir šiaip laiks nuo laiko galima ir tą patį aloją su susimaišyti, tokią kaukę pasidaryti. Taip pat nereikia nuplauti. Taip pat, jeigu, sakykime, keletą vakarų tą pasidarius, tu akivaizdžiai jauti rezultatą. Nereikia jokių, kaip sakant, kosminių pinigų ir panašiai. Tokį vitaminą pakuotę nusipirkus 100 vienetų, jo užtenka mėnesį laiko, sakykime, kiekvieną dieną. Tai kaukiam turėti tokį po ranka, aloės gelį, irgi kiek iš čia virš 10 eurų kainuoja, netoli 20 dabar, man atrodo. Ir
bet kiek gėrio ir saugų. Ta, ką mes galim ir į burną dėti, tą galim ir iš išorės, ir kiek sutvarko. Nu, super, aš džiaugiuosi labai. Ačiū už istorijas. Ir jau Rūta ne pirmą kartą dalinasi savo istorijom. Tai tikrai, kas vaikų turi, tai čia be jo niekur. Kas jų neturi, dėl savęs turėti kaip moterim, tai tai apskritai yra odos vitaminas, jeigu gali sau leisti ir iš vidaus bent kapsulę per dieną įsivesti pastoviai, kad gautų organizmas pastoviai, kad nebūtų trūkumo ir panašiai. Mūsų oda visiškai su laiku tu pamatai akivaizdžius rezultatus. Taigi mylėkim savęs, negailėkim ir būkim laimingos, gražios. Tam kartui tiek.